Tai sveiki gyvi visi, dar kartą labai smagu matyti jūs čia besijungiančius. Ir sveikinuosi aš iš įmonės Ekonovus, esu Vilma Balčiauskaitė, šiandien aš vesiu jums pamoką apie atsakingą atliekų rūšiavimą. Ir labai malonu jūs pasveikinti renginyje, kurį pradedame naujai. Tai yra pradedame nemokamų pamokų ciklą apie tai, kaip reikėtų teisingai rūšiuoti, nes labai daug jūsų nori sužinoti, pasisemti tų žinių arba tiesiog prisiminti, kaip reikėtų teisingai rūšiuoti. Dėl to ir sugalvojame tokį formatą, kad padarysime nuotoliu, kad kuo daugiau jūsų galėtų prisijungti ir sužinoti. Tai labai kviečiu pamokos metu kylančius klausimus rašyti čia dešinėje. Yra klausimų atsakymų rubrika, tai ten drąsiai rašykite. Na, o dabar pasidalinsiu skaidrėmis ir pradėsime pamoką. Taip, tai tikiuosi viskas puikiai matosi. Tai šiek tiek jau užsiminiau, kad šiandien pamoką jums dovanoja įmonė Ekonovus. Tai kas mes esame, ne? Tai mes esame atliekų tvarkymo ir aplinkos priežiūros bendrovė ir patirtį jau turime daugiau kaip 25 metus, dirbame visoje Lietuvoje ir mes kiekvieną dieną dirbame tam, kad taptume pirmąją žiedinę atliekų tvarkymo bendrovę Lietuvoje. O ką tai reiškia paprasčiau? Tai reiškia paprasčiau tai, kad mes tvarkydami atliekas, prižiūrėdami aplinką, tuo pačiu norime padaryti ir pokytį, kaip mes visi kartu rūpinamės aplinką. Tai tiek jūs vaikai, tiek ir suaugę tikrai žinome ir tai, kad jūs dalyvaujate šiandien čia, taip pat rodo, kad jūs labai rūpinatės, kokioje aplinkoje gyvenate, kaip galėtume visi kartu prisidėti prie gamtos išsaugojimo. Ir šiandien dėl to susirinkome. O šiandien ir papasakosiu apie tai Ekonovus tvarumo akademijos formate. Ir būtent su šia akademija važiuojame tiek ir pas jūs vaikai, tiek ir pas suaugusius į įmonės, kad pasidalintume tomis žiniomis, kurias įgyjame ir patirtimi, kurią įgauname dirbdami. Ir visi kartu atrastume tuos būdus, kad galėtume gyventi draugiškiau aplinkai. Tai jeigu trumpai, per pusantro tvarumo akademijos sezono jau pravedėme daugiau kaip 70 edukacijų ir daugiau kaip 2800 žmonių jau žino ir turi daugiau žinių, kaip reikėtų teisingai rūšiuoti. Tai po šiandienos tas skaičius tikrai bus dar didesnis. Tai dabar pradžioje, kodėl apskritai mes turėtume rūšiuoti. Labai dažnai mes gyvūnus esame įpratę ir tiesiog turbūt labiau norime matyti labai gražioje aplinkoje, skaidriame vandenyje, labai įsivaizduojame, kad gyvūnai valgo sotų maistą, kurį randa ar vandenyje, ar tiesiog nusiskynę žolytę. Labai įsivaizduojame, kad ir žuvytės plaukia žydrame vandenyje. Bet dėja dažnai realybė būna tokia, kad gyvūnai sumaišo maistą ir pasičiumpa kokią nors plastiko atlieką. Ar tai butelį, ar tai įsipainioja į maišelį, ar įsivaizduoja, kad pasiėmė jūros žvaigždę, o iš tikrųjų pasiėmė traškučių pakelį. Tai ką tai visą reiškia? Reiškia, kad gyvūnai nukenčia. Jie arba užspringsta, arba tas plastiko daiktas užstringa skrandukyje. Žinoma, gali gyvūnai susirgti ir netgi ir numirti. Taip pat atostogų vaizdai, ne? Mums tėveliai kartais sako, važiuosime ten, kur šilta, ten, kur žydras vanduo, kur tikrai vaiskus dangus ir viena kita palmė galbūt auga. Bet dėja, labai dažnai būna taip, kad paplūdimiai atrodo šitaip. Su krūva atliekomis ir tos atliekos atsiranda ne tik dėl to, kad mes poilsiautojai paliekame, bet dėja ir dėl to, kad tiesiog atliekos laivuose yra paprasčiausių būdų atsikratomos. Tiesiog jos išmetamos per bortą ir taip paliekama jos tenais būti vandenyje. Ir tuomet, žinoma, vanduo atneša į pajūrį arba užsilieka vandenyje.
Na ir šio savaitgalio vat vienas pavyzdys, lietuvių fotografas yra šiuo metu Balio saloje ir jisai dalinosi Instagrame savo vaizdais, kaip atrodo Balio pakrantės. Tai mes irgi įsivaizduojame būtent lygiai taip pat Balį, kaip tenais buvo tie pirmieji paveiksliukai su smėliuku ir žydru vandeniu. Bet dėja, pažiūrėkite, kokios krūvos atliekų guli ir kaip vis dėlto ir jos guli čia tikėtina ne vieną ar 2 dienas, o kur kas ilgesnį laiką. Tai kas tada atsitinka, kai mes taip elgiamės? Tai kaip mes nesaugome gamtos. Tai apie tą plastiką, kur kalbėjau pajūryje arba iš laivų tiesiog išmetama, tai jis niekur neprapuola. Jis pasilieka vandenyne ir susidaro tokios plastiko dėmės. Čionais va žemėlapio nuotraukoje matote tokią pajuodintą dėmę. Tai čia yra viena iš didžiausių plastiko dėmių vandenyne. Tai dabar šita konkrečiai yra Ramiajame vandenyne ir jinai užima tokį plotą, kaip sudarytų 24,5 Lietuvos. Ar galite įsivaizduoti? Labai sunku. Bet sąvartynų turime ne tik vandenyje, bet jų yra ir ant žemės. Tai čia keletas didžiausių pasaulio sąvartynų. Tai Šiaurės Amerikoje tokį turime Las Vegase, Pietų Amerikoje yra Meksikoje, Europoje didžiausias yra laikomas Romoje esantis sąvartynas. Lietuvoje taip pat mes turime sąvartynų, tokių galbūt 2 didžiausius išskirsiu, tai yra Karijotiškių sąvartynas prie Vilniaus ir Lapių sąvartynas Vidurio Lietuvoje. Ir skaičiuojama, kad Lietuvoje yra užregistruota daugiau kaip 800 sąvartynų, iš kurių veikia 11. Tai ką tai reiškia? Mes kalbame apie sąvartynus, tai kas tai yra? Tai yra didžiuliai atliekų kiekiai. Dauguma tų sąvartynų jau yra uždaryti, tačiau tai nieko nereiškia. Tos atliekos ten vis tiek yra, jas turi kažkas prižiūrėti, o tai kokį tą pavojų ir kelia sąvartynai. Tai ir kelia dėl to, kad didelės atliekų sankaupos, jos daro žalą tiek žmonėms, tiek ir visai gyvai gamtai, aplinkai. Ir kas nutinka, kad tie teršalai iš sąvartynų patenka į gruntinius vandenis, tuomet patenka į upes, vandenynus, dažnai šiukšlės užkemša ir vandens kanalus, tai reiškia dėl to gali kilti ir kyla pavojai, potviniai. Taip pat sąvartynuose labai dažnai dėl netinkamai tvarkomų atliekų, dėl pačios infrastruktūros dažnai kyla ir gaisrai. Ir kas įvyksta tuomet tų gaisrų metu, tai išsiskiria nuodingos dujos, dūmai ir jie sklinda į aplinką, tai vadinasi kvėpuojame tiek mes, tiek ir visa gyva gamta. Na ir žinoma, dėl netinkamai tvarkomų atliekų sąvartynuose gali kilti ir ligų protrūkiai, infekcijos, tuomet visos bakterijos supuola į mūsų skrandukus ir mes susergam. Kokia dar gali būti rūšiavimo nauda? Tai mes išrūšiuodami namuose atliekas, tai yra išmesdami į tam skirtas šiukšlines, padarome labai gerą darbą. Tai reiškia, kad mes mažesnį kiekį šiukšlių išmetame į bendrąjį konteinerį, tai yra į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Vadinasi, ilgainiui atsiranda tikimybė, kad tėveliams ir visiems suaugusiems reikės mokėti mažiau pinigų už atliekų tvarkymą. Taip pat mes galime sutaupyti gamtos išteklių ir energijos. Tai čia labai paprastą pavyzdį pasakysiu, kad geriau suprastumėt. Tai pavyzdžiui, perdirbus, o ne naujai pagaminus gėrimo skardinę, mes galime sutaupyti tiek energijos, kad televizorius galėtų veikti 3 valandas. Tai įsivaizduokit, papildomai galite žiūrėti filmukų net 3 valandas. Oho. Ką dar galime padaryti? Sumažinti vandens ir oro taršą, pristabdyti miškų kirtimą. Tai čia irgi per pavyzdį. Kad viena perdirbta tona popieriaus gali palikti augti 17 medžių. Na ir kalbant apie atliekas, apie jų rūšiavimą, labai smagu prisiminti ir istoriją, kaip tos atliekos būdavo tvarkomos, vežamos. Tai čia kairiau, aukščiau esančiame paveiksliuke galite matyti, kaip žmonės stumia karučius. Tai jie ten tose karučiuose yra susidėję atliekas į maišus, į dėžes ir važiuoja visi kartu, veža į tam tikrą sutartą vietą. Tai paprastai turbūt yra iškastas kažkoks griovys, duobė ir jie tiesiog veža ir atsikrato tomis atliekomis. Tos atliekos yra tiesiog palaidojamos. Tada bėga metai, 100 metų,
tobulėja pats atliekų tvarkymo procesas, žmonės išranda naujus būdus, kaip su tomis šiukšlėmis tvarkyti, taip pat sukuria labai tobulas transporto priemonės, tai tie automobiliai tampa motorizuoti, savaeigiai. Ir už tai šiandien dieną jau matome gatvėse tikrai labai modernės šiukšliavežės, kurios atrodo labai didelės, galingos ir labai dažnai yra tas transporto priemonės pritaikytos pagal tai, kokias atliekas išveža. Tai stiklą išmeta į vieną sekciją, tuomet plastiką arba popierių į kitas vietas. Tai kad kuo labiau būtų išsaugotos tos atliekos ir tuomet išlaikytos ir tinkamos perdirbti. Na ir žinoma, taip pat gali būti ir, pavyzdžiui, žolė pjaunama su žoliapjovio robotu, kas išvis atrodo kaip atrakcija tiek vaikam, tiek ir suaugusiam, nes ta žoliapjovė yra valdoma džoistiku, kaip kad žaistumėt kokį kompiuterinį žaidimą. Na ir kaip atrodo pats atliekų kelias? Tai kai mes išmetam šiukšlės į namų šiukšliadėžę, tuomet tėveliai sako mums išnešk tas šiukšles į konteinerį. Tai ir nešame į konteinerį pagal tam tikrą atlieką. Konteinerius atvažiuoja surinkti atliekų surinkimo mašina. Ta mašina surinkusi atveža į rūšiavimo centrus. Tai pavyzdžiui, pas mus visoje Lietuvoje tokių rūšiavimo centrų yra 8 ir kiekviename jų dirba žmonės, kurie rankomis dar kartą perrūšiuoja tai, ką mes jau būname surūšiavę namuose. O jie daro tai dėl to, kad tos atliekos būtų švaresnės, kad jos būtų paruoštos ir tinkamos perdirbti. Ir tuomet jau suruošia, sutvarko tas atliekas, jas supresuoja į didelius tokius kvadratus ir tuomet išveža į perdirbimo įmones. Tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio šalyse. Na, tai pagaliau ir priėjome prie tos dalies, kaip rūšiuoti. Šiandien ir aptarsime popieriaus, kartono, plastiko, metalo ir stiklo rūšiavimą, bei paliesime ir kitų atliekų rūšiavimą. Tai dabar ir pereikime per kiekvieną atliekų tipą. Popieriaus ir kartono rūšiavimas. Kas paprastai į mėlyną konteinerį gali būti metama? Tai ten gali būti metami laikraščiai, žurnalai, knygos. Tai nėra pakuotės, bet tai yra antrinės žaliavos, vadinasi, viskas tinka. Taip pat galime išmesti ir popierinės, ir kartoninės pakuotės, jeigu jos yra be maisto likučių, pakavimo popierio ar dovanų maišelį. Taip pat gaunate dovanų, išpakuojate ir šitus daiktus galite mesti į popieriaus ir kartono konteinerį. Kas čia dažniausiai būna daroma, kokia klaida? Tai kaip nusivalote rankas į vienkartinį rankšluostį arba vienkartinę servetėlę panaudojate, tai žinokite, kad į popieriaus ir kartono konteinerį šitie daiktai netinka. Dabar popierinius rankšluosčius galima mesti į maisto atliekų konteinerį arba jeigu kol kas tokio jūsų mieste nėra, tai tuomet galima į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Plastiko ir metalo konteineris. Tai čia dažniausias klausimas kyla, ką daryti su sulčių pakeliu. Tai sulčių pakeliai arba pieną išgeriat irgi. Yra toksai kartoninis butelis, pakuotė. Tai žinokite, kad drąsiai tokį išgėrę, ar tai mažesnis ar didesnis, jeigu jis tuščias, galite mesti į šitą plastiko konteinerį. Taip pat karts nuo karto, kai suvalgot saldainį arba traškučių pakelį, žinokit irgi, kad ištuštinę irgi galite išmesti šitą plastiko konteinerį. Kas dar čia labai svarbu prisiminti prie plastiko, kad į šitą konteinerį galima mesti ir metalo pakuočių atliekas. Tai pavyzdžiui, jūs išgėrėte gėrimą ir liko skardinė tuščia. Žinokite, kad eis į geltoną konteinerį. Arba suvalgėte, mama padarė, arba tėtis padarė makaronų ir ant makaronų uždėjo kokią nors konservų priedą, kokią pupelių arba kokią nors dar kokio daikto, kur jūs nelabai mėgstat. Bet liko nuo to maisto skardinė. Tai žinokite, jeigu ji tuščia, irgi gali keliauti šitą plastiko konteinerį. Na ir žinoma, į plastiką taip pat mesime visus plastikinius butelius, mesime maišelius, plėvelę. Stiklo atliekų konteineris. Tai kas čia keliauja? Keliauja stikliniai buteliai, stiklainiai be dangtelių.
Tai stiklainiai, vat išvalgysit uogienę kada kokią ir žinokit, kad jeigu tuščias tas stiklainis, jau jo plauti tikrai nebūtina ir nereikia, tik tai dangtelį jau nuimkite ir išmeskite į plastiko ir metalo konteinerį, o patį stiklainį į stiklo konteinerį. Taip pat čia gali keliauti stikliniai indai, pačios stiklinės, arba netyčia, jeigu jas sudaužysite, tai irgi šukes atsargiai surinkus galima išmesti į šitą konteinerį. Ką čia svarbu prie stiklo paminėti, tai kad čia netinka įvairūs kitokie stiklai. Tai pavyzdžiui, sudūžtas stiklas, langas namuose sudūžta, arba kažkada neseniai pakeitė automobilio langą. Tai žinokit, kad tokiais senais arba sudužusiais stiklais atsikratyti negalima, jos išmetant į stiklo atliekų konteinerį. Tokias atliekas turime išvežti į stambiagabaričių atliekų aikštelę. Dėl to, kad tai nėra pakuotė ir dėl to, kad tai yra visiškai kitokia stiklo struktūra ir labai dažnai yra kelių stiklo rūšių darinys. Na ir kokios yra kitos tos atliekos, kaip jas rūšiuoti. Tai yra vaistiniai preparatai. Galbūt liko vaistų nesunaudotų arba tiesiog buvo pamiršta juos išgerti ir liko ir tiesiog paseno, pasibaigė galiojimas. Tai žinokite, kad tokius vaistinius preparatus galima atnešti į vaistinės priduoti. Čia tik tai svarbu pabrėžti, kad netinka maisto papildai. Maisto papildus galima mesti dabar į maisto atliekų konteinerį, jeigu toks yra, o jeigu ne, tuomet į mišrias komunalinės turėtų keliauti. Pavojingų medžiagų tara. Tai čia yra visa buitinė chemija, čia yra visokie automobilio langų skysčiai ir dažai ir labai daug kitų dalykų, kurie ant pakuočių turi pažymėtą kaip tokią ugnelę, kaip pavojingą atlieką. Tai vadinasi, ištuštinę tokią tarą mes turime jas pristatyti į stambiagabaričių atliekų aikštelę. Žolę, sugrėbtus lapus, smulkias šakeles galime mesti į žaliųjų atliekų konteinerį, galime kompostuoti, kas turite tokias dėžes ar konteinerius. Žuvį, mėsos ir kitus maisto likučius metame į maisto atliekų konteinerį. Jau ne viena savivaldybė tokius turi. Minkštus žaislus, drabužius ir avalynę metame į tekstilės konteinerį. Labai nemažai iš jūsų gavome klausimų būtent dėl tekstilės, kaip su ją reikėtų tinkamai elgtis ir kaip ją tinkamai išmesti. Todėl šiek tiek išsiplėsime labiau apie tekstilę. Tai kągi galima dėti į tekstilės atliekų konteinerį. Tai ten svarbu prisiminti, kad reikia dėti švarius, naudoti dar tinkamus drabužius, avalynę, rankines, diržus, užuolaidas, galima mesti patalynę ir minkštus žaislus. Juos taip pat pageidautina sukrauti į atskirus maišus ir kai išmetame į konteinerį, uždaryti to konteinerio dangtį. O kodėl tą reikia daryti? Deja, bet kol kas dar tie konteineriai nėra tokie tobulai sandarūs, kad nepraleistų jokio vandens. Tai tie maišai ir uždarytas dangtis apsaugo, kad išmesta tekstilė nesudrėktų, nebūtų sugadinta. Ir žinoma, dėvėtą dar tinkamą naudoti tekstilę galima atiduoti ir labdaros organizacijoms. Na ir šiaip keletas būdų, kaip galėtume mažinti tekstilės atliekų. Tai mes dar galime tinkamus naudoti, bet jau galbūt atsibodusius tekstilės gaminius padovanoti. Galime išmainyti, tikrai vyksta įvairūs renginiai. Arba galime parduoti Vinted arba kitose interneto platformose. Taip pat galime pagalvoti, kaip galėtume atnaujinti jau turimus drabužius. Galbūt, kaip čia paveiksliuke matot, iš džinsų padaryti suknelę. Arba iš suknelės gali tapti palaidinę. Įvairiausi būdai galimi. Taip pat galime saugoti turimus drabužius, tai yra tinkamai juos prižiūrėti, valyti, plauti. Na ir žinoma, jau pabodusius rūbus galima šiek tiek atrasti būdų, kaip žaismingai juos panaudoti, tai galbūt užtenka vieno kito aksesuaro arba suderinti kelis skirtingus drabužius. Na, o nuo šių metų lietuviai mokomės rūšiuoti ir maisto atliekas. Tai čia tikrai turime pagal ES reikalavimus, kiekviena savivaldybė turi pasidaryti savo tvarką, kaip tos maisto atliekos
bus ir yra rūšiuojamos. Ir kaip teisingai reikėtų daryti, tai vat keletas pavyzdžių. Jau keli miestai tikrai tą daro, tai Vilniuje rūšiuojamos namuose maisto atliekos į oranžinius maišelius, tuomet tie maišeliai išmetami į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Šiaulių ir kitų miestų regionuose labai daug kur yra maisto atliekos tiesiog metamos į jiems skirtus atskirus konteinerius ir kai kurios savivaldybės taip pat dar yra procese pasiruošimo, kur diegia arba naujus konteinerius, arba ieško kitų būdų, kaip gyventojai galėtų paprasčiau rūšiuoti maisto atliekas. Kas nuosavose namuose gyvenate, tai paprastai yra kur kas paprasčiau. Maisto atliekos gali būti rūšiuojamos kartu su komposto dėžėje, arba būna irgi, kad nustatoma kita taisyklė. Tai bet kokiu atveju, kaip jūsų mieste ar rajone reikėtų rūšiuoti maisto atliekas, geriausią informaciją rasite tiksliausia, tai jūsų regioną administruojančiame atliekų tvarkymo centro svetainėje arba savivaldybės svetainėje šita informacija bus. Na ir kai kalbame apie atliekų tvarkymą, labai dažnai galime girdėti ir terminą antrinis panaudojimas. Tai kas yra tas antrinis panaudojimas? Tai pati sąvoka reiškia, kad tai yra tai, kai mes perdirbę atliekas galime sukurti visiškai naują daiktą, kuris turi kitą paskirtį. Šalia antrinio panaudojimo taip pat dabar jau keli metai Lietuvoje girdite ir zero waste judėjimas, tai irgi tarsi sinonimas. Tai šio judėjimo tikslas yra vartoti tik perdirbtas arba savaime suyrančias medžiagas. Tai mes čia kalbame tokiomis aukštomis sąvokomis, bet kaip tas zero waste principas galėtų atrodyti kasdienoje. Tai čia keliais būdais pasidaliname. Pavyzdžiui, galime naudoti daugkartinius maišelius, butelius, dėžutes. Einame į parduotuvę, pasiėmame savo daugkartinį maišelį, o neimame to už 1 centą. Kompostuoti maisto atliekas galime. Galime taisyti, o ne išmesti daiktus. Galime pirkti naudotas arba dėvėtas prekes, galbūt pagalvoti dar jos mums visai tinkamos. Taip pat perkant produktus galime turėti savo pakuotę arba žiūrėti galbūt rinktis prekes, kur turėtų visiškai minimalų įpakavimą arba apskritai jo nereikėtų. Na ir žinoma, kai galvojame pirkti kokį nors daiktą, galime pasidomėti apskritai, koks buvo to daikto pagaminimo kelias. Kaip įmonė, kuri gamina, elgiasi, kaip jinai yra padariusi savo gamybos procesą, kaip žmonės tenai dirba ir kaip atrodo. Ir galbūt pagal tai nuspręsite, ar norite šito daiktą pirkti ar ne. Tai vat apie antrinio panaudojimo kontekste, tai vat ar tikrai šitie daiktai yra atliekos. Tai čia matote kojinės ūkai. Tai šitų kojinių vienai porai pagaminti yra naudojamas vienas plastikinis butelis. Užrašinė yra pagaminta iš perdirbto popieriaus ir kavos tirščių. Kavos puodelio gamyboje yra panaudotos kavos pupelių luobelės. Na, o Paryžiaus olimpiadoje, galbūt nuvyksite ir gyvai, ar kas stebėsite per televizorių, tai žinokit, kad žiūrovai šitoje olimpiadai sėdi ant kėdžių, kurios pagamintos iš perdirbto plastiko. Na ir į tai, kad mes prigeneruojame, sukuriame didelį atliekų kiekį, kad mes labai mėgstame parduotuvėje daug pirkti, kartais reikia ar nereikia, bet vis tiek perkame. Tai visa tai generuoja mūsų neatsakingas vartojimas, prigeneruoja, sukuria didelį atliekų kiekį. Tai eina tarsi grandinė. Ir būdų, kaip atkreipti dėmesį į tą didelį vartojimą ir šiek tiek neatsakingą vartojimą, yra pačių įvairiausių. Ir vienas iš tokių būdų yra menas. Čia dešiniau matote paveikslus, kurie sukurti iš atliekų rastų oro uoste. Turkijos menininkė tiesiog surinko visas išmestas atliekas. Tai ten įvairiausi daiktai, ir telefono dėklai, ir kabeliai, ir įvairios dėžutės, ir visokios plastikinės detalės, ir ko tik ten nebuvo. Ir iš jų pagamino didelius paveikslus, sukurdama ir estetišką vaizdą. Tai tokiu būdu irgi siekiama atkreipti. Tada kairėje
galite matyti Agnės Kišonaitės sukurtą instaliaciją Choras. Šitą instaliaciją inicijavo mūsų įmonė, būtent dėl to, kad paskaičiavome, jog prieš šventes, tai čia prieš Kalėdas, įprastai atliekų kiekiai padidėja net 60%. Ką tai reiškia? Tai mes žinome faktą, kad vienas žmogus sugeneruoja pusę tonos atliekų per metus. Ir šitas kiekis per šventinį laikotarpį dar padidėja 60%. Tai reiškia, ką tai reiškia, dėl ko jis padidėja? Tai dėl to, kad mes labai norime turėti gausų vaišių stalą, labai norime pavaišinti ateinančius svečius, atvažiuojančius giminaičius, norime turėti ir keptą vištą, norime turėti ir ką nors desertui ir dar daug, nes ir juo labiau tai yra šventės, tai vadinasi, perkame didelius kiekius, bet dėja to maisto labai daug ir iššvaistome. Mes tiesiog jo nesuvalgome, vadinasi, mes jį išmetame. Arba kitas dalykas yra dovanos, kurias perkame. Tiek patys, kurias perkame, tiek ir tos dovanos, kurias gauname. Tai žinant, kad pirksime dovaną, šalia jos būtinai reikia ir kokios nors pakavimo priemonės. Tai ar pakavimo popierius, ar gražesnė juostelė, ar kaspinėlis. Tai kas tai yra? Tai patys pirmi daiktai, kurie keliauja į šiukšlinę. Tai reiškia, šiti didžiąją dalį ir sudaro to padidėjusio atliekų kiekio. Tai būtent dėl to inicijavome meno kūrinį, kuris atkreiptų mūsų visų dėmesį į tai, kad turime atsakingai vartoti ir galvoti apie tai, ką paliekame mes po savęs. Tai šita instaliacija Choras, jinai dainuoja ir specialiai sukurta sutartinės. Tai galite dar ir dabar paklausyti. Šita instaliacija stovi Kaune, Studentų gatvė 50. Labai kviečiam, kas dar nebuvote, aplankyti. Na ir čia kalbame apie menininkus, bet žinokit, kad mes kiekvienas galim būti menininku. Tai čia įdėjome kelis internete rastus pavyzdžius, kas gali būti pagaminta iš atliekų, bet tikrai žinome, kad ir jūs patys gaminate įvairiausius daiktus, tai labai kviečiame dalintis savo sukurtų darbelių nuotraukomis, iš atliekų sukurtų darbelių nuotraukomis, siųskite juos paštu tvarumoakademija@ekonovus.lt. Ir kitoje pamokoje galbūt būtent jūsų nuotraukas parodysime ir pasidalinsime Ekonovus socialiniuose tinkluose. Taip kad tikrai labai kviečiame dalintis, įkvėpkime vieni kitus ir būkime menininkais. Na ir visiškai jau baigiant ir pereinant prie jūsų klausimų, dar keli punktai, kaip mes visgi galime gyventi tvariau. Mes galime rūšiuoti atliekas. Mes dėl to šiandien ir susirinkom, kad mes rūšiuojame atliekas ir norime žinoti, kaip tą daryti geriau. Mes galime prieš ką nors pirkdami pagalvoti, ar to daikto mums apskritai reikia. Mes galime rinktis prekes be pakuotės. Mes galime parduotuvėje rinktis popierinius arba daugkartinius maišelius. Galime pirkti kokybiškus daiktus, kuriuos naudosime ilgiau negu tik tai kad tą greitai sulūžusį daiktą. Galime taupyti elektrą ir vandenį. Galime, išėjome iš kambario, išėjome iš klasės, tai galime išjungti elektrą, kad ji ten nedegtų be reikalo. Arba galime taupyti vandenį. Tai kada daugiausiai to vandens sunaudojame, tai kai valomės dantis. Žinokite tokį dalyką, kad jeigu mes valomės dantis ir neužsukame vandens, per vieną dantų plovimą išbėga net 19 litrų vandens. Galite įsivaizduoti. Na ir žinoma, į mokyklą galime arba darželį, arba į darbus galime eiti pėsčiomis, galime važiuoti dviračiu ir karts nuo karto palikti tą automobilį kažkur šiek tiek pabūti, galime pasirinkti kitas alternatyvias priemones. Tai vat labai įdomu, ką iš šitų būdų naudojat ir galbūt patys savo turite. Tai ir labai kviečiu dalintis, susirašinėjime tiek ir savo būdais, tiek ir labai laukiu jūsų klausimų. Tuoj atsidarysiu, pažiūrėsiu, ką parašėte.
Aha. Tai ar turite kokių klausimų? Galite tikrai dabar rašyti. Dar vienas iš tokių būna dažnesnių klausimų, tai ką daryti su žaislais, kur juos tinkamai išmesti. Tai išmesti žaislus, kaip ir atrodo, norėtųsi į plastiko konteinerį. Bet į plastiko konteinerį jie netinkami. Kodėl? Nes tai visų pirma nėra pakuotė. O antra, tai žaislas dažnai turi plastikinių detalių, gali turėti ir kažkokių metalinių ratukų, pavyzdžiui. Tai turi daug skirtingų medžiagų. Dėl to žaislai nėra tinkami į plastiko konteinerį ir jie turi būti vežami į stambiagabaričių atliekų aikštelę. Va, labai ačiū Jūsų klausimai. Taip, tai paskaitos įrašų pasidalinsime. Jį atsiųsime paštu, kuriuo registravotės. Ką daryti su nereikalinga tekstile? Tai su nereikalinga tekstilė, tai irgi kaip ir kalbėjom, jūs sakote suplyšusi. Tai jeigu visiškai ta tekstilė yra suplyšusi, netinkama naudoti, pavyzdžiui, ten kelnės ar švarkas ar bet kuris drabužis yra tiek suplyšęs, kad nebegalima naudoti, batų yra, pavyzdžiui, sulūžęs padas, tai tuomet tokią tekstilę reikėtų išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Į tekstilės konteinerį turi būti metama tai, kas dar yra tinkama naudoti, kas yra švaru ir sudėjus į atskirą maišelį išmesti į tekstilės konteinerį. Kur mesti sulūžusį dviratį? Tai sulūžusį dviratį turėtumėt vežti į stambiagabaričių atliekų aikštelę. Tų aikštelių kiekvienam mieste yra dažnai ir ne po vieną, tai galima tiesiog susirasti internete, kur yra jums artimiausia aikštelė ir ten pasiskambinti ar surasti internete informacijos, kada tas atliekas galima pristatyti. Kur mesti panaudotos kosmetikos indelius? Tai kosmetikos indeliai, jie turi būti visiškai ištuštinti ir tuomet galima mesti į tą konteinerį, iš kurio yra pagaminta. Tai pavyzdžiui, jeigu yra kremo indelis, ane, tai jūs išbaigėte pilnai kremą, plauti nebūtina, nereikia. Ir tas kremo indelis yra plastikinis, tuomet jį tuščią metate į plastiko konteinerį. Jeigu yra, pavyzdžiui, koks nors kosmetinis aliejus stiklinėme butelyje, tai irgi ištuštinate visiškai iki galo, išbaigėte šią priemonę ir jeigu iš to buteliuko niekas nebevarva, vadinasi, galite mesti šiuo atveju į stiklo konteinerį. Vaistus pristatyti į vaistinę, o kur, pavyzdžiui, stiklinę tarą nuo vaistų. Tai stiklinė tara nuo vaistų čia bus irgi traktuojama kaip pakuotė, tai jūs ją tuščią tiesiog metate į tą konteinerį, iš kurio tara pagaminta, tai arba plastikinis, tai stiklinė šiuo atveju tara, tai į stiklo konteinerį. Jeigu plastikinė tara būtų į plastiko. Ar aliejaus butelius būtina išplauti? Tai taip, ačiū šitą klausimą, klasikinis, labai dažnai klausimas, tai aliejaus butelio tikrai nereikia plauti, svarbiausia, kad jis būtų tuščias. Tai čia kaip ir su kosmetinio aliejaus buteliuku, svarbiausia ištuštinti pilnai, kad pavertus iš to butelio niekas nebėgtų, nevarvėtų ir tuomet aliejaus butelį galite mesti priklausomai iš to, į ten, iš ko pagamintas, tai plastikas arba stiklas. Kas yra gaminama iš perdirbto plastiko, kuris, kaip minėjote, supresuotas į kubus? Tai į kubus yra presuojama tiek plastikas, tiek ir kartonas. Čia tiesiog yra patogesnis būdas transportuoti šitas atliekas, kurios tampa antrinė žaliava vėliau. O iš perdirbto plastiko tai šiaip galima daug daiktų rasti. Tai tas pats ir šiukšlių maišai yra gaminami iš perdirbto plastiko. Vat matėme ir olimpiadoje kėdes gamina iš plastiko. Reikia tik tai suprasti, kad to plastiko yra labai daug skirtingų rūšių. Yra pagal žymėjimo skalėje, tai plastikas gali būti nuo 1 iki 7 skalės suskirstyta pagal tai, koks yra tas plastikas, kokia paskirtis.
ir taikomos skirtingos technologijos, bet tikrai dažnai iš plastiko perdirbus gaminami daiktai, kuriuos mes tiesiog kiekvieną dieną naudojame. Tai iš perdirbto plastiko net ir drabužiai gali būti naudojami. Gaminami, nenaudojami. Kur išmesti sugedusį elektrinį virdulį? Tai elektrinis virdulys irgi turėtų keliauti į stambiagabaričių atliekų aikštelę, kur galima padėti panaudotas fejerverkų pakuotes. Padėti. Tai fejerverkų pakuotes čia traktuotume kaip pavojingą atlieką. Tai ją saugiausia būtų pristatyti į stambiagabaričių ir pavojingų atliekų aikštelę. Kur galima mesti pakuotę nuo aerozolių, plaukų lako pavyzdžiui. Taip, tai čia irgi iš tos kategorijos kaip ir buitinė chemija, tai plaukų laką paprastai, jeigu visiškai tvarkingai ištuštinus, reikėtų vežti į stambiagabaričių atliekų aikštelę. Tai čia tiek plaukų lakas, tiek ir dažų dėžutės arba dažai su likučiais, tiek ir visi buitinės chemijos taros, indai, visi daiktai, kurie yra pažymėti pavojingų atliekų ženkliuku. Tai tokius kiekius surinkę, sukaupę, mes tuomet pristatome į stambiagabaričių atliekų aikštelę. Na, o žinoma, jeigu yra tik tai vienas tas plaukų lako buteliukas ir žinoma, dėl jo vieno į aikštelę tikėtina nevažiuosite, tai tuomet šitą daiktą reikėtų mesti visiškai ištuštinus, reikėtų mesti į plastiko metalo konteinerį. Bet kad jau tikrai išpurškus net oras nebeitų. Klausia pirmokas Justas, kur išmesti baldą? Ačiū Justai už klausimą. Tai baldą galima mesti atvežti reikėtų į stambiagabaričių atliekų aikštelę. Tai surinkus vieną ar kelis baldus pristatyti reikėtų į šitą būtent aikštelę. Kur mesti mobiliuosius telefonus? Mobiliuosius telefonus, kaip ir kitą smulkią elektroniką, baterijas, perdegusias lemputes, reikėtų mesti į smulkiai elektronikai skirtas specialias dėžes, kurias galima rasti prekybos centruose. Tikrai šitų dėžių dabar jau daugėja ir vis daugiau prekybos centrų jas turi, tai pakankamai patogu yra atnešti ir ten išmesti. Būna, kad mobiliuosius telefonus priima ir pačios įstaigos, kurios remontuoja juos, bet visada geriausia pristatyti smulkiai elektronikai skirtą dėžę. Taip, kur mesti gumą, guminius žaislus? Tai guma ir guminiai žaislai, tai čia vis tiek bus kažkokie iš gumos padaryti daiktai. Tai čia vis tiek labiau siūlyčiau vežti į stambiagabaričių atliekų aikštelę. Kur mesti panaudotus sulūžusius parkerius? Tai čia apie tušinukus turbūt kalba eina. Tai šitus daiktus, žinokit, vis dėlto reikia mesti į mišrias komunalines, nes čia nei pakuotė, nei kažkaip kitaip sutraktuoti. Tai tiesiog sulūžusius ir meskit į bendrąjį konteinerį. Pieštukus, penalus, klijus, taip pat kaip ir sulūžusius parkerius. Kur mesti didmeninės prekybos atliekas? Čia reikėtų, kad patikslintumėt, apie ką čia kalba eina. Mokiniai turi klausimą, kur mesti nukirptus plaukus? Vaje, koks geras klausimas. Tai nukirpti plaukai, tai tikėtina, kad galima į mišrias komunalines tikrai išmesti, o nukirptus plaukus dar net, nežinokit, meskit į mišrias komunalines. Bus saugiausia. Ar tiesa, kad stiklo atliekas sumala ir jį panaudoja kelių tiesimo darbams, asfaltui? Stiklo atliekas, čia reikėtų pasigilinti, ar tikrai asfaltui būtent, ar kelių tiesimo darbams.
bet kad stiklo atliekas sumala ir jas naudoja perdirbimui, tai tiesos tikrai yra. Tiktai reiktų pasitikslinti man tuomet, kokie daiktai gaminami. Tai čia kitoje pamokoje patikslinsim šitą atsakymą. Kur mesti sugedusį plastiliną? Vau, kokie jūs kūrybingi, tikrai labai geri klausimai. Tai sugedęs plastilinas, jis tikriausiai į mišrias komunalines turėtų keliauti. Kodėl negalime deginti plastiko? Tai čia dabar žiūrint, kaip deginti to plastiko. Nes jeigu patys namuose, tai tikrai deginti plastiko negalima jokiais būdais. Bet jeigu kalbame apie tas gamyklas, kurios užsiima būtent atliekų deginimu, tai ten plastiko patenka. Ir koks tas plastikas patenka, tai mes, kai kalbame apie pakuočių atliekų rūšiavimą, plastiko atliekų rūšiavimą konkrečiai, tai tarkim yra kažkoks užterštas butelis, užteršta pakuotė, tai reiškia turi likučio viduje. Tai jau šitas plastikas nebebus tinkamas perdirbti ir vadinasi, jis keliaus į deginimą. Ir tas deginimas jau bus vykdomas sukaupus didelį plastiko pakuočių atliekų kiekį ir bus vežama į gamyklą deginti, kur jau tikrai labai aukštos technologijos ir dideli filtrai, kad į aplinką nepatektų kenksmingų medžiagų ir tuomet kelių tūkstančių laipsnių temperatūroje tas plastikas yra sudeginamas. Kur mesti molinius indus? Moliniai indai, tai čia taip pat kaip ir keramika, kaip ir porcelianas, turi keliauti į stambiagabaričių atliekų aikštelę. Į stiklo konteinerius jie netinka. Kur mesti nereikalingus papuošalus? Kur mesti vazonus? Tai čia, žinokit, viskas kaip ir dėja mišrias komunalines keliaus. Ką reiks daryti, jei visas pasaulis bus šiukšlėse? Čia geras klausimas, pasvarstykime, bet mes už tai ir darome, kad nebūtų tas pasaulis šiukšlėse. Mes vat ir rūšiuojame dėl to atliekas, kad būtų jų kuo mažiau. Mes ir pajūryje nepaliekame atliekų, kad būtų jų kuo mažiau. Ir vartoti stengiamės mažiau, tai pirkti daiktų stengiamės mažiau. Tai kiekvienas mūsų mažas veiksmas prisideda prie to, kad būtume saugesni ir kad mes gyventume švaresnėje aplinkoje ir kad nebūtume tose šiukšlėse. Ar galima pasimti visus daiktus, kuriuos randi ant žemės? Tai bandau dabar įsivaizduoti, jeigu susidėsim visus daiktus, kuriuos randam ant žemės į kišenę, kaip atrodys mūsų kišenės ir kaip atrodys mūsų švarkas arba striukė, arba bet kas turi kišenę. Tai galima, žinoma, jeigu tik norit, prašau. Kaip mažinti jau esamą šiukšlių kiekį vandenyne? 2 klasės mokinė Aistė. Ačiū, Aistė. Tai taip, čia tikrai labai didelis klausimas. Yra Instagrame labai man patinka, toks yra profilis Ocean Cleanup. Mokytojos padės surasti. Ten rodo ir filmukus, rodo ir nuotraukų daug įdeda, kaip iš vandenynų, kaip iš upių kanalų yra valomos atliekos, kokie dedami tinklai, kokios yra kūriamos kitos technologijos, mechanizmai, kad sugaudytų vandenyje esančias atliekas. Bet tai žinoma dar yra labai pradinė stadija, kuomet yra kuriami tokie dalykai, kad tų atliekų būtų mažinama. Dar nėra išrastas toks visuotinai globaliai veikiantis būdas, kuris surinktų visas tas atliekas, kurios yra vandenyje. Tiesiog mes visi kartu turime mokytis pirmiausia nemesti tų šiukšlių į vandenį, nemesti į paplūdimį ar bet kur, iš kur gali patekti į vandenį ir tuomet reikės mažiau galvoti, kaip jas surinkti. Tai tų būdų tikrai jau yra, bet dar kol kas ne taip, kad surinktume visas tas šiukšlės esančias vandenyje. Tai labai ačiū, jūsų klausimų tikrai labai daug. Atsiprašau, jeigu visų nespėjome atsakyti.
bet mes juos turėsime ir pasistengsime sugrįžti kitoje pamokoje. O kitą pamoką kviečiu pasižymėti, turėsime jau gegužės 14 dieną, antradienį 9 valandą. Labai kviečiu, irgi pasidalinsime nuorodą, kur užsiregistruoti, kad gautumėte nuorodą į pamoką. Ir labai kviečiu prisijungti jau gegužės 14 dieną, 9 valandą, taip pat kaip ir šiandien, tokiu pat metu. Ačiū Jums ir iki pasimatymo.